Labas, Karolina, nuostabiai atrodai. Labadiena, aš esu Karolina Kumidor, gyvenu Kaune, iš tikrųjų esu kilusi iš mažo miestelio pavadinimu Deveniškės. Tai jeigu įsivaizduot Lietuvos žemėlapį, tai apačioj toks labai ryškus iškišuliukas į Baltarusiją, dėl to mes tokie garsus esame. O dabar Karolina galėtų garsinti jos pavardė. Labai jau neįprasta. Kumidor. Kumidor, pomidor, kiekvieną kartą skambėdavo, kai aš ėjau mokykloje per koridorių. Tai bet aš suaugau ir supratau, kad pavardė yra tikrai neeilinė. Ir pradėjau džiaugtis tuo. Jos draugės tėtis sako, kad ši pavardė lyg ir gruziniška. Bet tai aš neturiu giminiai tokių žmonių. Vizina. Jo. Šiaip visi, aš esu slavaitė, esu lenkaitė, neturiu visiškai lietuvių giminiai. Netgi žmonės stebisi, kodėl aš taip švariai lietuviškai šneku. Labai graži kalba. Prasme, iš tikrųjų myliu Lietuvą, myliu lietuvių kalbą, viena gražiausių kalbų pasaulyje. Ir seniausia, vat būtent. O šiaip jau Karolina yra bardė ir būsima odontologė. Štai koks įdomus derinys netrukus suskambės X Faktoriaus scenoje. Labas. Labadiena. Kuo tu vardu? Karolina Kumidor. Karolina pavardė? Kumidor. Pomidor? Čia mano vaikystės pravardė. Aha, nuspėjama, ar ne? Taip. Gal turi kokią nors svajonę, kurią sėtum su muzika? Aš esu bardė, galima sakyti taip. Aš kuriu savo muziką, tokia jaukia labai. Ir mano svajonė tokia mažytė yra, kad surengti vakarą, į kurį ateitų žmonės, kurie mėgsta tokią muziką. Ir aš tak padainuočiau ir mes jaukiai pasisėdėtumėm. O ką tu dainuosi mums šį vakarą? Šią dainą tai aš rašiau bažnyčią, nes myliu labai Dievą. Ir kalėdų proga tai aš padainuosiu ją. Laikyk mano ranką, neleiski parkrist, atverk į dangų žydrasias duris, sugrok sielos stygom, suvirpink mintis, tik švelniai palieski ir žaizdos pagys. Ačiū. Gerai, tai dabar mes išgirsime mūsų verdiktą. Norėčiau pradėti nuo Samo. Žinai ką, kaip tau pasakyti, Karolina? Vis dėlto tai yra ne X Faktoriaus scenai. Tai yra būtent apie ką tu svajoji. Tyliam vakarėliui su žvake. Karolina, aš manau, aš sveikinu iš tikrųjų, kad tavyje atsiranda jėgos kažkaip supratimo, kad tu tai nori daryti būtent tokio stiliaus muziką ir ji tau patinka. Ir aš manau, kad tai yra dėka tokių žmonių kaip tu dar nenykstanti rūšis. Tačiau aš galvoju kitą dalyką, kad X Faktoriaus šitam visam šurmuly ir tų scenarijų kaitoj tai gali būti šiek tiek problematiška. Marka? Aš pritariu visiškai kolegoms. Tiesiog, manau, kontekstas, kuriame jūs dabar esate, ne tai, kad jūs jo netitinkate, tiesiog gal jis netitinka jūsų dvasinio būvio ir tiesiog vidinės emocijos, kurią norite transliuoti. Iš tikrųjų, pirmas pasirodymas, po kurio aš likau beveik be nuomonės. Aš taip ir nesupratau. Aš iš tikrųjų sėdžiu ir nieko nesupratau. Tik tai žinau vieną dalyką, kad kai Dievą mylėti yra labai gerai, bet muziką reikia mylėti irgi labai stipriai. Tai tuomet gal verdiktas, ar ne? Aš sakau ne. Aš taip pat sakau ne. Karolina. Na, žinok, aš irgi ne. Ačiū tau. Hello. Tai jokių būdų nereiškia, kad jinai bloga dainininkė ar bloga kūrėja ar Aš manau, kad aš galėčiau būti labai įvairiapusiška. Ir 2 minutėm neįrodysi nieko, kiek aš pastebėjau. Na, aišku, nesmagu, bet tai tikiuosi neverksiu kampe. Jo, viskas gerai, tikrai. Ei, bičiuli, tu dar čia? Spaus prenumeruoti ir visus naujausius X Faktoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.